Sudirgusi oda sauskelnių srityje tai daugiau nei diskomfortas. Ji atima iš vaikučio džiaugsmą. Bet Realizema Baby Care ir Realizema Spray & Go ramina odą bei apsaugo nuo paraudimo ir deginimo pojūčio. Grąžinkite mažylių juoką su Realizema. Labas, aš esu tėtis Simonas Urbanas ir kviečiu tave kiekvieną antradienį 19 val. Žiūrėti tinklalaidę Tėvai paprastai. Tinklalaidę rasite Tėvų darželio portale www.tevūdarželis.lt, TV3 Play ir tv3.lt. O ketvirtadienio vakarą tuo pačiu metu ir Tėvų darželio YouTube kanale. Va, labai gera pradžia. Tai sveiki, žiūrovai, įsijungia Tėvai paprastai, aš tėtis Simonas, o šalia manęs nuostabi pora, tik ką iškepti jauni tėveliai, tai buvęs Vilniaus meras, tėtis Artūras Zuokas, sveiki Artūrai. Sveiki. Bei smuikininkė ir mama Augusta Zuokė. Sveiki. Sveiki, labai labai ačiū, kad radote to laikelio ir žinau, koks turėtų būti įtemptas dabar laikas ir atvykote. Iš karto noriu pradėti nuo dovanų, nes mūsų podcastas, jeigu be rėmėjų, tai tas podcastas ir nebūtų taip žiūrimas, tai aš labai noriu pasidžiaugti, kad šiandien su mumis Realizema. Odos priežiūros priemonės su cinku ir pantenoliu ramina ir apsaugo jautrią kūdikių sauskelnių srities odą nuo paraudimo ir deginimo pojūčių. Tai veiksminga ir tyrimais pagrįsta apsauga pagaminta Italijoje. Graži šalis. Graži šalis. Aš žinau, kad tu, taip, jūsų mylima. Tai aš noriu iš karto įteikti, galvau, gal vieną, bet pagalvau, gal abu sauskelnes keičiat. Abu vienareikšmiai. Tai reiškia, gal net Artūras dažniau? Tai reiškia, turėti reikia kiekvienam savo atskirai. Ir pagal tą tutelę galima po to žiūrėti, kas pakeitė daugiau. Ačiū. Tai ačiū Jums. Aš manau, kad net ir tėčiai paskutimas įtiks. Jo, ir po žygių sakė tinka, ir šiaip, kai būna, čia kai karšta vasara visur, kai nušunta, pritrina, taip. Būtinai išbandysim, jo labiau, kad kaip tik važiuodami kalbėjom, kad užpakaliukas truputį paraudęs, tai reikės didinti sluoksnį. Ar lengvai atsirinkot tinkamas jau sauskelnes? Ar buvo ten vienas? Dar vis esame atsirinkinėjimo procese tokiam, taip sakant. Nes kažkaip mes su vienu vaiku tiek ilgai atrodyčiau, ten tos išreklamuotos jau visiems japoniškos, ir mums netinka. Va būtent, plus jų tiek daug yra. Koks gyvenimas, klausykit, sauskelnes iš Japonijos, Korėjos, Amerikos, ten dar kažką tai. Aš kada turėjau pirmą dukrą, tai mes palutės virinom ir ten keitėm. Ir po kelių mėnesių atsirado kažkaip pampersai, tuo metu dar buvo tik pradžia jų. Aišku, mes pirmiausia net ir juos žiūrėjom įtariai. Bet po to sakom, tam žmogui reikia, ar kas ant sugalvojo, sukūrė pampersus, Nobelio premiją skirti. Tai pakeitė gyvenimą, atlengvino. Ir vasara, gražus laikas. Mes, Augusta, norim šią pokštę, kuri yra už jūsų, įteikti Jums, išeinant, kad atsimintumėt mus. Tai sveikinam ir mes, ir studiją, mūsų draugai Flowers & Lovers Vilniuje, kuri ne tik kuria išskirtinės pokštės, bet ir kviečia kreiptis dėl vestuvių ar renginių dekoravimo. Žodžiu, galite užeiti Jono Basanavičiaus gatvė 20 arba užsisakyti elektroninę parduotuvę flowersandlovers.lt. O mūsų žiūrovams turime ir nuolaidėlę Tėvai 10. Ateinat į parduotuvę, sako, Tėvai 10, gaunate 10% nuolaidą. Žodžiu, viską. Nuo kiekvieno vaiko? Ką? Nuo kiekvieno vaiko? Nuo kiekvieno, taip. Ir sumuojas. Nesisumuoja. Tai pirmas klausimas, iškart noriu, ar pavyksta išsimiegot, nes žinau, kad visą laiką tik iškeptiems tėvams va čia ir būna. Jūs kol kas labai atrodot gražiai, aš nežinau, nes aš kiek save pamenu. Tai... Ačiū, jūsų grimerė gera. Čia taip. Ne, gerai, viskas yra gerai. Aišku, Augusta turi keltis naktį, nes maitina, tai natūralu. Man paprasčiau, bet aš pats nesu toks labai ilgas miegotojas, aš keliuosi anksti. Tai aišku, viskas pasikeičia. Natūralu, kai gimsta vaikas, mes ir kalbėjome nuo pat pradžių. Kai atsiranda vaikutis gyvenime, gyvenimas keičiasi. Ir be galimybės grįžti atgal. Bet tas pokytis yra, aišku, tikrai toks geras, labai geras. Nes aš pagalvojau, nes man... Nežinau, ar pasisekė, gal žmonai pasisekė, mano žmona negalėjo maitinti
gavosi, kad aš jau tada naktį turiu keltis. Taip, jau su tada tais jau buteliukais ir einu. Tai Tai aš tikiuosi, kad mums toks laikas gal kažkada ateis, kai Artūras naktį galės kartais mane pakeisti. Bet dabar dar ne, dabar aišku, jei būtinai reikia valgyti ir aš pati maitinu, tai aš net girdėjau, kad yra pieno sudėtis kitą naktį, tai vaikui yra naudingesnis tas pienas ir tiesiog net jinai galėtų ir pramiegoti galbūt visą naktį, nes tokia biški miegalė yra mūsų mergaitė. Jo, tikrai galim džiaugtis. Dovana. Bet aš ją pažadinu, jeigu jinai pati nepabunda ir pamaitinu bent sykį būtinai. O sūnų, kada aš turėjau sūnų, tai... Turit sūnus, dar? Taip, turim sūnų, aišku, nebereikia sūnti, ačiū Dievui. Tai sūnus buvo nerealus reiksnys. Tai aš buvau išmokęs naktį miegoti, iškišęs koją pro kaldrą, su 2 pirštais pirmaisiais vežimėlio šoną galėdavau užsikabinti ir supti ir miegoti vienu metu. Jau buvau taip išmokęs, nes jis visom naktim būdavo pastoviai toks dainingas, bet dabar užaugo puikus sūnus. Tai dainuoja? Nedainuoja, bet sūnus labai geras. Įsidainavo. O miegat jau pasidalinę lovą, ar turi savo lovytę? Turi savo lovytę. Šalia mūsų miega, bet savo lovytę. Bet jau būna, kad ir tarp mūsų miega. Nu, mes ryte anksti jau kaip jinai pabunda, tai ją pasiemam ir jinai kartais nulūžta, bet šiaip nemiegam su jie, nes, žinau, kad nėra rekomenduojama. Taip, nes po to sako, kur tą 16 metų paauglį dėt, kuris jau įpranta, žinai, ir kur kaip vis ateina. Na, įprato. O kaip, tai pakeitė labai stipriai gyvenimą, koncertuodavote, ne? Taip. O dabar? Dabar šiuo metu, aišku, aš nekoncertuoju, bet turėjau vieną čia koncertą, tokį išbėgau. Prieš savaitę koncertavo. Jo, labai kažkaip norėjau tiesiog ir koncertas buvo Vilniuje, tai buvo patogu, nereikėjo niekur važiuoti, tai pamaitinau savo mažylę. Išbėgau, vėl grįžau, pamaitinau, pakoncertavau ir vėl grįžau. Tai žodžiu, taip Įmanoma. Susiorganizavau, jo, taip ir mano ansamblis Niko yra, jie visi labai faini, supranta, lankstus, taip sakant, tai visi prisitaikė. Plus ne viena mama yra pas jūsų ansamblį šiuo metu. Taip, tai jau turime tos patirties, taip sakant, su vaikais ansamblio narių tarpe, bet... Planuoju rudenį jau grįžti į darbus, kiek išeis ir žiūrėsim, kaip seksis. Nes iškristi iš tos rinkos yra, čia kaip sportininkai. Kaip sportininkai, taip, yra sudėtinga, jo, negali sau leisti labai ilgai, bet ir nėra tikslo, tiesą sakant, ilgai, nes darbas nėra mano toks, kad aš privalau būti nuo 8 iki 5, pavyzdžiui, būti kiekvieną dieną. Tai yra repeticijos, jos netrunka tiek ilgai ir galima, žodžiu, rasti visokių sprendimo būdų. Tai žiūrėsim, gal su gastrolėm sudėtingiau važiavimui užsienį, nes jeigu aš toliau man pavyks ją maitinti, tai arba reikės vežtis kartu, ką aš neprieštarauju daryti, manau, kad irgi labai faina. Taip, jeigu dar patiks visai muzika. Taip. Nes, gal sakys, man tiesiog, nepatinka. Kol kas jai patinka. Tai kol kas jai viskas tinka, man net... Nes kai repetuoji namuose ir jinai net miega, jinai neprabunda. Jo, jinai neprabunda, o kitas iki buvo ir nemiegojo, tai man vis tiek reikėjo groti, tai aš tiesiog šalia jos grojau, jinai ten darėsi kažką. O kaip Augusta atsirado gyvenime tas smuikas? Šiaip, jeigu grįžtant į tą vaikystę jūsų. Žinokit, atsirado labai taip organiškai, nes mano močiutė vedžiodavosi mažą visą laiką į operos ir baleto teatrą ir aš ten visą laiką pasilenkus eidavau žiūrėti tą duobę. Ir ten visas orkestras matydavos ir man labai patiko smuikas. Ir aš sakiau, aš noriu smuiko. Tiesiog aš norėjau jo kaip daikto. Kaip kažkokio matyti žaislo ir tada man nupirko smuiką ir sako, turėjai mokytis grot. Ir tada taip aš įstojau Čiurlionio menų mokyklą. Ir ten jau kelio atgal nėra. Jau kaip papuolė tas vėžės, tą mašiną, taip sakant, ten yra nuostabus mokytojai. Ir taip aš likau už to profesijų. Ir nebuvo, kad kažkada kokio noro, atrodo, kad pakeist kažką ir gyventi kažką. Ne, aš net bijojau, galvojau, mane gazindavo, kai aš nenorėdavau grot smuiku, žinot, vaikas vis tiek ne visada nori, nes smagiau yra žaisti, negu eiti daryti kažką, kas tikrai yra nelengva. Tai sakydavo, jeigu tu negrosi šiandien smuiku, tai eisi į paprastą mokyklą ir mokysis matematikos. Tai čia man buvo didžiausias, taip sakant, kitokia baimė, kad taip įvyks. Tai aš visą laiką stengdavausi jau groti. Mano dukra prašo į smuiką, o aš labai prašau, kad į gitarą eitų. Nes man atrodo, kažkaip prie laužo daug smagiau. Be abejo, ir ta pradžia nėra tokia sudėtinga, bet tas tam netrukdo, nes
truputėlį panašiai yra sistema. Tai jo, mano žmona absoliučiai baigusi galima smuiką, tai gal čia dėl to tos mano dukros ir nori to smuiko, o aš labai norėčiau. Labai geras dalykas, nes labai lavina. Klausai gerai. Ne tik klausai, lavina motoriką, lavina smulkėją motoriką, visiškai kiti smegenų centrai dirba pas vaikus, negu galėtų, pavyzdžiui, būti vaikas lavinimas žaidimais, dar kažkuo, bet muzikos lavinimas yra daug daugiau centrų smegenų pajungia ir yra žymiai, jie geriau supranta savo emocijas, vėliau turi aukštesnį emocinį intelektą ir taip toliau. Žodžiu, yra krūva. Prasileidau su sūnum, čia su emocijom reiškia, reikėjo kažkur muziką nukreipti į sportą. Tai sportas irgi neblogai, bet manau, kad berniukai, aišku, sportas galbūt artimiau, bet muzika yra labai labai gerai. Tiesiog net nebūtinai, kad vėliau gyvenime reikia groti, bet kažkokiam etape, raidos etape, paimti, pasimokinti instrumentą valdyti yra tikrai labai daug privalumų. Artūrai, buvo instrumentas koks jūsų vaikystėje? Vat aš kaip ko nedariau gyvenime, tai niekada negrojau ir nedainavau. Tai yra kažkaip, nors muziką labai mėgstu, visas gyvenimas klausantis muzikos, bet pas kažkaip tai, man kažkada buvo pasakę, kad aš neturiu klausos, ar ten dar kažką, tai aš kažkaip tai... Kas yra netiesa? Kas netiesa pasirodo, aš netgi pradėjau truputį mokyti, šią turėjau keletą mėnesių per covidinį periodą su kontrabosu, nes man labai patinka kontrabosas, jo garsas skleidžiamas, tas dydis. Aš į būgnai patiktų padaužyti su būgnais, kaip pamatau, kur nors būgnus prisėdu ir kažką ten bandau improvizuoti. Tai yra meilės tai muzikai, ne? Šiaip tai aš labai džiaugiuosi visais, kurie valdo instrumentus ir matau, kiek kainuoja laiko, pastangų, užsispyrimo būti profesionalu, tai aš manau, kad žmonės dažnai net neįvertina, kada eina į muziką, į koncertą kokį, kiek reikia tiem žmonėms, kurie prieš jūs atsistoja valandai ar pusantros, kiek jie kiekvieną dieną repetuoja, tobulina savo įgūdžius tam, kad pasirodytų geriausioje formoje. Čia yra, wow, šitie žmonės verti didelės pagarbos. Nes atrodo, kaip paprasta būni ir taip, ne, taip tiesiog žiūri ir dar, o žiūrėk čia pro šoną, gal kažkur, žinai, kur pamatytum, kiek tikrai įdėta darbo. O gal muzika ir suvedė kažkaip jūs gyvenime? Ką, kaip jūsų iš vis ta pažintis įvyko? Jūsų kaip poros? Aš sakyčiau, gal ne muzika, o čia gal labiausiai tiktų kaip ir toks šiek tiek jau biblinis pasakymas, kad jo keliai geriausi, turime, kad jis nusprendė, tai yra šiuo atveju aukštesnės jėgos, taip tai galima pasakyti, nes mūsų kelyje į susitikimą ir iki santuokos buvo tiek daug tokių netikėtų atsitiktinumų ir signalų, kurie atvedė ten, kur mes esam šiuo metu šiaip jau. Ir net nežinau, kada čia tas pirmas kartas, kada tai pagalvojom ir kur tai buvo. Aš tai sakyčiau, kad ne tiek muzika mūsų suvedė, bet šiek tiek to yra dėl to, kad būdavo, kad kažkokie renginiai galbūt ir aš pasirodavau ir grodavau su ansambliu, bet mes tuo metu, aš jo nepažinojau ir jis manęs nepažinojo, jis tiesiog žinojo, kad toks ansamblis yra ir tiek. O jūs žinojot, kad toks Artūras Zokas? Taip, be abejo, kaip ir visi Vilniui ir ne tik Vilniui žino, kas yra Artūras Zokas. Taip. Ir su juo gatvėje sveikinasi žmonės, kuriuos jisai mato pirmą kartą gyvenime, jie jaučiasi taip, kad jį pažinotų daug metų. Tikrai taip, aš. Tai yra to, tai lygiai taip pat ir aš jaučiausi, bet po to kažkaip po truputį pasisveikinti dar kažką. O tai kuris pirmas tai padarė tą pasisveikinimą? Tai aš, aišku. O? Nežinot, šiais laikais moteris, taip sakant, yra tos, kurios... Šiais laikais vyrai yra šiek tiek tingus, drovus, nedrąsus ir manau, kad moteris, pritarčiau tai nuomonė, kad moteris turėtų būti aktyvesnės, kad tą vyrą prakalbintų. Vyrai kompleksuoti dėja. Ir šiaip gal mūsų mažiau yra, ne dabar, kaip moterų kažkaip daug. Vien žiūriu dabar, kiek gimsta. Gal tai gimsta... Lietuvoje, sakyčiau. Statistiškai Lietuvoje iš tikrųjų yra didesnis skaičius moterų, mergaičių, negu vyrų. Ir bendrai, aišku, tas toks demografinė situacija tokia. Vyrai Lietuvoje privilegijuotojų situacijoje, reikėtų sakyti. Bet aišku, jie turi pateisinti savo tą privilegiją. Bet pasipiršimas turbūt įvyko iš Artūro. Klasiškai, ar ne? Kada šiaip Artūrai supratot, kad norit vesti šitą moterį? Buvo kažkoks atėjo, kad čia yra... Mes jau bendravom gal daugiau negu metai, daugiau gal taip 2 metų.
Na, ir kažkaip tai natūralu, kad aš toks, sakyčiau, gal laikausi, nors mes neplanavom pradžią nei šeimos, nei, kad ir turime ne tai, kad mes tuoksimės, taip tiesiog buvom kartu, gyvenam kartu, pradėjom gyventi tiksliau kartu ir tai teikia labai malonumą ir tokį sutarimą labai gerą, kuris, sakyčiau, įspūdingas ir teikia. Na, ir net ir Augustas iš karto sakė, kad na, vestuvės tikrai nėra čia būtinybė ar sąlyga kažkokia, netgi gal atvirkščiai. Bet man atrodytų visą laiką vis dėlto rimti santykiai turi baigtis. Rimti santykiai neturi baigtis, jie turi visą laiką išlikti, bet santykiai visą laiką, jeigu jie yra rimti, turi būti tvirtinti įsipareigojimu. Ar tai būtų bažnytinis įsipareigojimas, turime į santuoką, ar tai būtų civilinis įsipareigojimas, bet jis turi būti įsipareigojimu. Ir sakyčiau, kad čia kažkuria prasme yra daugiau vyro pareiga negu moters. Ir jau mes būnant kartu, bet nekalbant apie tai, aš sugalvojau, kad na, reikėtų jau ir paprašyti ir paklausti, ar Augusta sutiktų būti žmona. Jinai nieko nežinojo, mes nuvykom. Jautėt? Ne, visai nieko nežinojo, nieko nejautė, aš nupirkau žieduką. Mes nuvažiavom į Italiją, šiaip aš labai mėgstu, aš esu simbolistas, man labai svarbu simboliai, vieta, daug dalykų, kad sueitų vieną vietą. Ir mano mintis buvo, kad aš noriu ją nuvesti pirmą kartą į Romą į Panteoną ir ten paklausti, ar jinai sutiktų būti mano žmona. Didinga. Bet man to neužteko, aš dar turėjau turėti, nes žinot, Panteone, kas žino, yra viršuje skylė, tarpmė tuščia. Ir aš norėjau dar, kad būtų oras taip, kad tuo metu lytų. Ir kad mes ateitume į vidų ir ateitume po tą vadinamą apskritimu tuo metu, kai lyja, dulksnoja. Ir kad man širpai nuėjo kažkodėl, labai atrodo. Man patinka Getės pasakymas, kad Dievas lietuje. Tai kažkokia pašventinimas. Specialiai medžiojau laiką, kad lapkričio mėnuo ten žiūriu į ten daugiau. Artūrai, kodėl tu parinkai tokį kelionį į laiką, žinai, kai visą savaitę rodo, kad lis? Aš į Italiją bet kada galiu važiuoti. Šitoje vietoje, kaip tik mes ten buvom nuvažiavę, dar ten ir ryte išeinam ir einam jau, aš sakau, einam, parodysiu Panteoną ankstyvą rytą, kad nebūtų eilių ir visa kita. Ir saulė išlenda, galvoju. Neturėjo būti saulės. Bet ką jau padarysi, lietaus nėra, bet oras tikrai neblogas, eilė nedidelė, mes einam į Panteoną, jis tikrai užbūrintis objektas. Ir einam ir dar nauja kliūtis. Toje vietoje, kur apskritimas, kad po juo atsistoti, tai kad būtų, kaip sakyti, santykis, ryšys su atvira erdvė, jisai užtvertas ir negalima prieiti. Aš tada velnės visą planą greuna, ką daryti. Einu prie tos policininkės, sakau, klausykit, man reikia ten, minutį nueiti. Negalima griežtai. Tada aš... O aš sukiojuosi ir nieko nematau, kad jis ten daro, nes aš ten apšalus. Artūras stresėjo, reikalų. Ir aš tada pradedu daryti tokį, kaip sakant, partizaninį veiksmą. Aš prieinu prie tų užtvarų ir apsimetinėjau, kad žiūrinėjau po kupolą ir su kojomis tos įtvarimus stumiu kuo toliau, kad mes atsistotume praktiškai po viduriu. Ir tad buvo apskritimas, jis tapo va toks. Ir tada, kaip tik aš ateinu, sakau, ateik, čia pažiūrėk į viršų, pažiūrė viršų ir man net pirštis nereikėjo. Aš labai gerai prisimenu jos frazę. Sako, čia taip didinga, kad net amžiną meilę galima būtų prisiekti. Čia jos citata. Aš tada ištraukiu žieduką, atidarau dėžutę. Sako, tai prisiek. Tai sakau, tai prisiek. Man nereikėjo. Tai taip ir viskas. Reikėjo man patylėti. Įvyko. Nereikėjo, aš manau, kad labai čia viena iš tų sudedamųjų dalių buvo šita frazė, žinai. Jo, čia taip viskas dėl to, sakau, kad mūsų santykiuose nėra nieko planuoto, o viskas tokie simboliai, kurie taip labai gražiai kažkaip tai susijungia ir juos randa tokių netikėtų, kad net dabar atsiranda, kad aš galvoju, wow, čia kažkas iš tikrųjų nulemta ženkliai daugiau, negu mes patys galėtume. Tikite tuo, kad yra kažkas daugiau? Vienareikšmiai, nes yra tiek aplinkybių daugiau, kur galvoju, iš tikrųjų, mes kartais bandom nuneigti ir parodyti, kad čia mūsų pačių nuopelnas, bet iš tikrųjų čia tiek tų aplinkybių yra, kurių pats nesuplanuos ir nesudėlios. Niekas nėra atsitiktinai. Taip, labai gerai. Aš ir taip galvoju. Ir per mūsų, ir per santuoką, būtent kunigas taip ir yra pasakęs. Čia. O Augustai irgi svarbu buvo santuoka?
tam įprasminimui, kaip Artūras sako, toks vis tiek turi, ne tai, kad baigtis, bet būti įforminta taip. Ir... Aš tokių įvairių periodų gyvenime turėjau, kad aš iš vis galvojau, kad čia ta santuoka, aš jie netikiu ir jinai čia nereikalinga ir tai nieko nenusako apie žmonių ryšį ir taip toliau. Ir šiandien aš pritariu, kad tai nenusako žmonių ryšio, bet kad tai yra svarbu, tai tikrai taip. Ir ypač, kai sutinki tinkamą žmogų, ir man su Artūru, aš iki tol gal, sakyčiau, buvau tokia ciniškesnė visom tom tais vertybiniais klausimais, o jį sutikus man labai kažkaip pasikeitė viskas. Aš pradėjau ne tai, kad rimčiau žiūrėti, bet tarsi man pradėjo rūpėti, man pasidarė svarbu tie dalykai ir grinai iš to, kad labai gerai jautiesi su tuo žmogum ir tu supranti, kad tu su juo gali viską. Jeigu jisai sakytų, ne, aš nenoriu tuoktis griežtai ir taip toliau, sakyčiau, okei, būnam taip, man tinka. Jeigu jis pasakytų, tuokėmės, aš sakyčiau, gerai, turim vaikų, gerai, neturim vaikų irgi gerai. Vat randi žmogų, su kuriuo tu gali visokį gyvenimo turėti pavidalą ir jis tau visoks pasitikėjimas visiškai. Taip, tai yra visiškas toks pasitikėjimas, kad tu jautiesi saugi, tu gali atsiremti ir tu žinai, kaip jūs be pasirinksit gyventi arba koks jums be nutiks gyvenimas, tu jausiesi su to žmogum šalia, kartu ir saugiai. O čia viso moterim yra tas saugumas svarbus, nes aš kiek kalba, nes atrodo, tai kad manau, jeigu kad tu jautiesi, viskas čia yra. Čia man gamtos paaiškino, kodėl. Nes mama, tarp mes labai daug ir skaitom apie, ir ypatingai dar iki vedybų, ir skirtingos literatūros, kaip sakant, toks terminas suderinti laikrodžius, kad mes mąstytume šiek tiek panašiau, kad aš žinočiau, kas jai svarbu, kad jinai matytų, kad aš taip pat domiuosi tuo, kas jai svarbu. Tai ir knygų nemažai rekomendavo, tai iš tikrųjų, net irgi, kaip sakyt, gal mes kartais vyrai, taip sakyt, žiūrime viską paprasčiau, bet aišku, moteris turi būti saugi ne tik dėl savęs, pirmiausia dėl vaikų, kuriais jinai rūpinasi ir kuri jaučia ženkliai didesnę atsakomybę, nes jinai maitina, ne aš maitinu. Tai šiuo atveju tas saugumo jausmas, vyras turi užtikrinti tą saugumo jausmą moteriai, ką aš šiandien bekalbėtų įvairios, sakykime, naujos tendencijos, kad visi lygus pagal galimybės. Taip, mes visi turim būti lygus, bet vis dėlto aš laikausi, kad yra vyro tam tikros atsakomybės, yra moters, sakykime, tam tikros atsakomybės. Tuo ir įdomu, kad jos yra skirtingos. Bet moteris turi jaustis saugi ne dėl savęs, dėl to šeimos židinio ir dėl vaikų pirmiausia. Ir čia tiesiog gamtos yra užprogramuota, kad moteris, kaip ir gamtoje patelės, tarkim, jos galimai susilauks palikuonių, tai jos turi žinot, kur jos galės atsivesti, kur jos galės auginti. Čia yra visiškai iš mūsų protėvių nuo pat pradžios įdėti dalykai mums į galvą ir mes jų negalime tiesiog nekreipti dėmesio ir moterim už tai tas saugumas yra labai svarbus ir moteris yra fiziškai truputėlį silpnesnė. Aišku, jeigu moteris daug sportuoja ir yra galiūnė ir vyras, kuris tik tai ant sofos sėdi ir alų geria, be abejo, jinai bus už jį stipresnė, bet iš gamtos, iš prigimties moteris yra truputėlį silpnesnė, tai jai norisi save apsaugoti ir galimus palikuonius. Todėl reikia šalia arba vyro, kuris yra stipresnis ir galėtų to pasirūpinti, padėti. Nes, pavyzdžiui, dabar aš iš tikrųjų jaučiu tą tokį pažeidžiamumą, kuris yra labai ir gražus, nes aš sėdžiu ir aš maitinu vaiką. Aš nieko daugiau principė nedarau šiandien. Ir jeigu aš tą darau tiek, kiek jai reikia, tiek, kiek mūsų mergytei reikia ir taip toliau, tai aš tada nebespėjau pavalgyti, pavyzdžiui, pati. Jeigu aš pati nevalgysiu, aš neturėsiu pieno, aš negalėsiu vėl ją pasirūpinti, kas jai yra pienas išgyvenimas. Tai yra jos viskas, tai yra jos saugumas, tai yra jos ir miegas, ir jos maistas, ir jos sveikata, ir jos vystimasis. Viskas tai yra pienas mamos. Ir todėl yra Artūras, kuris gali man valgyti padaryti. Kuris parneša mamutą. Taip, mamutą, būtent. Ir mes net turim nuotrauką labai fainą, mes pavadinam maitinimosi grandinę. Jisai maitina mane, aš maitinu ją. Ir žodžiu, visi mes valgom. Tai aš be to tiesiog tikrai būtų labai sunku ir būtų kitaip ir tada tu jautiesi ir nelaiminga ir visokia, jeigu taip nėra. O jeigu tu turi šalia vyrą, kuris gali pasirūpinti tais atrodo primityviais dalykais, tai iškart keičia savijautą. Tai aš jaučiu toks suderintas tikrai laikrodis. Vienas kito meilės kalbą žinot, suprantat?
Puikiai. Manau, kad taip. Ja. Skaitėm knygą. Skaitėm. Apie 5 meilės kalbas. Aha. Nes yra ir 5 meilės kalbos vaikui. Taip, tai šitą reikės paskaityti. Šios neskaitėm dar. Dar ne. Ten Nu, labai, čia buvo aktualu. labai panašu. Tik papildo. O kaip vestuvės, ne? Kelis kartus atšventėt. Kodėl? Aš švęsčiau kas metus, man labai patiko. Man žiauriai buvo smagu. Būti ta visa gražia. Ne tik dėl to, bet Aha. kad draugai buvo šalia, artimi šeima ir kažkokia labai graži meilės tokia šventė. Nežinau, man labai patiko. O kodėl Lietuvoje ir Sicilijoje? Mes, kaip sakyt, mūsų gyvenimas pasidalinęs tarp Lietuvos ir Italijos. Jūs taip ją mylite? Mano verslai pagrindiniai, jau 30 metų dirbam su Benetton kompanija, vinai, draugų didelis labai ratas iš ten, ne tik italų, bet tarptautinių jau draugų yra, kurie turi viešbučius, turi, sakykime, savo verslus. Ir žinai, kaip iš karto, kaip draugai mūsų geri, kurie gyvena, kurie turi, tiksliau sakant, viešbutį Sicilijoje, sako, tai viskas, vestuvės Sicilijoje, kai sužinojo, nes labai geri draugai, gerai bendraujam, tai tada atsirado natūraliai vieta. Plus mūsų vestuvės nebuvo didelės, gal 40 keli žmonės, tiek draugai iš Lietuvos, tiek iš Italijos, iš kitų šalių. Realiai mes darėm tik vakarienę, mes nenorėjom sakyti, kad čia kažkokios ten vestuvės kažkokios, bet tiesiog vakarienė su nakvynė. Ir plus labai simboliška vieta, mums kažkaip tai viskas labai, tas bažnytėlė labai mažytė, Augustos draugas kunigas Paulo, kuris kalba lietuviškai, nes gyveno Lietuvoje ir itališkai, atvažiavo iš Bergamo ir ceremoniją pravedė. Vaizdai gražus, draugai, kažkokia tikrai buvo labai paprasta, graži, labai jautri tokia ceremonija, kad, kaip sako Augusta, reiktų kasmet kartoti. Norisi kartot kasmet jo. Bet ir galima turbūt. Turbūt tokį paminėjimą. Galima, be abejo, kaip sako, švęs gyvenimą visą laiką galima tam. Priežasčių daug nereikia. O Lietuvoje jau turėjom jau tą civilinę santuoką, natūralu, norėjom padaryti, nes buvo ir artimųjų, kurie negalėjo atvykti, ir vyresnio amžiaus, ypač Augustos močiutė, kuri garbaus amžiaus negalėtų toliau važiuoti, tai dar padarėm gražią vakarienę ir ceremoniją. Na, aišku, kaip močiutė nepadaryti, čia, man atrodo. Čia svarbiausias jai žinoti įvykis. Taip, kiek laukia, taigi žmonės, aš tikrai suprantu. Net sulaukė, ir Pronukės. Nes 92 metai, tai buvo baimės, kad kaip sakyti, labai smagu. Suprastėjo praeitų metų rudenį labai stipriai, bet labai viskas gražu. Priedo labiau simboliška, Augustos močiutė yra šiaip jau vaikų naujagimių gydytoja. Tai buvo visą laiką kažkokio pušinimo gyvenime, kada? Ne, jinai nepušino, jinai turbūt dėl to ir supranta, kad čia nepapušinsi. Kad kaip duos kažkas iš aukščiau. Taip. Jos yra legendinė nuotrauka daryta, tarp kitko, Antano Sutkaus. Ir ne viena, nes bendravo su Antanu Sutkumi, tai kai jinai laiko vaikutį, ką tik gimusi, kuris pasiima vaikutis už pirštų ir jinai jį laiko. Ir jisai kabo. Ir jisai kabo virš lovos. Tai ta nuotrauka tokia legendinė, tai aš tą patį bandžiau padaryti, kai gimė irgi su Agata, paėmiau, bet aišku, ne taip drąsiai. Nu taip. O kaip įvyko tas dalykas, kai jau sužinojot, kad kažkokia gyvybė jau gyvena ir mezgasi viduje? Buvo kažkokia staigmena, kaip pranešti, tą ten testą kažkur paslėpti ar kažkaip padaryti, buvo kažkokia tokia staigmena daryta? Aš manau, kad ta žinia savaime yra staigmena. Ne, tai čia faktas. Atviruką radau keistą grįžęs. Taip, jisai rado ant lovos atviruką, kur buvo parašyta. Aš vieną kartą vaikščiau oro uoste kažkaip ir pamačiau atviruką su labai labai gražia nuotrauka, tokia juodai balta, kur vyras iš nugaros nufotografuotas ir jis ant peties laiko mažą kūdikėlį, vaikelį, bet jis jau gal 6 mėnesių ar nežinau kokio amžiaus, bet 2 dantukai išdygė ir jisai šypsosi visą plačią burną. Man ta nuotrauka taip patiko ir aš jam nupirkau tą atviruką. Ir
kažką dar užrašėjai, kad aš... Rašiau, labas tėti. Jo, tai čia kaip ir labai aišku. iš karto net Jisai įsikirtau. ne iš karto suprato, nes ir jis taip, tėtis, labas šiaip. tėti. Nu, jis turi 3 vaikus, Taip. gal ten kiti. Galvoju, kas Nu, čia jo. per dabar Aha. labas tėti, paėmiau žiūrinėjau, nu, ne mano nuotrauka. Nu, Ne, aš lyg ir ne mano vaikas. Bet paskui man taip, okei, matyt, kažkas yra aš dai. taip, tai jisai sako, tai ką jau? Sakau, jau. Buvo daug, nu, ne pirmą kartą tokia, pavyzdžiui, žinia. Kažkaip kitaip šį kartą buvo jinai. Nu, mes kaip ir jau planavom ir kalbėjomės, kad reikėtų. Gal tik tai, kaip visą laiką, vėlgi, kaip planuoji, ten laikė dar kažką tai vyko net šiek tiek anksčiau. Nu, vis tiek tai nėra, kad tai tu suplanuoji ir va dabar jau yra, jau Taip, neštumas, taip sakant. Vis tiek Dabar tai... čia labai šiaip šiais laikais sunku suplanuoti ir kaip žinom, kiek žmonių nepavyksta, kiek jie stengiasi Taip. ir daro ir važiuoja tos delfinus žiūrėti ir ten dar kažkokius kaktus valgyti ir panašiai, nes, nu, tiesiog. Taip, taip. Šiaip Tai mes taip, irgi nes- nežinojom, ar kaip čia mums gausis, aš neturiu iki tol vaikų, tai nežinau, tai gavosi taip, kad gavosi labai greitai. Tai, žinot, Matyt. vieniem ilgiau užtruko, kitiem greičiau, tai čia natūralu. Labai gražus vardas. Taip, mums A, irgi jis patinka. Kaip vat, jisai gimė ir ar, pavyzdžiui, turėjot, susigalvoję, jeigu būtų buvęs berniukas? Nu, vat, vardą sugalvojot jau gimus, kai pamatėt ir, va, čia tikrai tiks. Sugalvojom dar anksčiau. O tai ir- Mums vėl ta Italija viską pakuždėjo, Aha. nes Italijoje, Sicilijoje yra vieno miesto globėja Šventa Agata. Ir jie turi labai didelę šventę, tenai neša tos Šventos Agatos statulą. Vasario mėnesį būna ten 3 dienas visokios procesijos, mišios be sustojimo, žmonės tūkstančiais gatvėse, tiesiog tokia upė žmonių ten eina tos procesijos. Ir labai labai graži šventė. Ir mes taip vaikštinėjom, žiūrėjom, tas vardas mums kažkaip vis skambėjo ir pagalvojom, kad mums Šiaip nebuvo lengva vardą išrinkti, nes norėjom, kad būtų toks ir... Tu jau visus gražius vardus atidavai Ja, savo vaikams. nes mūsų rate yra daug draugų, kurie turi vaikų ir jau jie turi gražius vardus. Ir mums buvo gana siauras koridorius. Priedo kažkaip sugalvojom, kad būtų gražu, kad vardas irgi būtų iš A raidės. Tai kaip sako, visi iš A raidės vardai. Ir ten rinkomės vieną kitą, bet kažkaip tai norėjom, kad ir būtų ir krikščioniškas, ir lietuviškas, ir tarptautinis, kad lengvai tartusi. Tai buvo, tai kažkaip, nes svarstėme ir Agotą be abejo, bet šalia yra artimi žmonės, kurie turi Agotą, tai galvojom, nu čia sustiks dabar 2 Agotos ir aiškinsis, kuri ten, kuri ką. Nu tai tada pasirinkom Agatą, graikiškas vardas pagal kilmę ir šiaip džiaugiamės. O berniukui turėjot sugalvoję, jeigu? Ne, kažkaip tai... Ar nesakysi dabar, nes, nu, Ne, pasisaugosit tiesiog- vardą? Ne, Variantus tiesiog turėjom, mes bet gan anksti sužinojom lytį. lytį. Jo. Tai jau kaip jau tos opcijos ir nebebuvo. Bet aišku, apsisprendimas įvyko tik paskutiniu momentu, nes turėjom keletą skirtingų. Aurelija dar turėjom kaip vieną iš tokių vardų. Bet mano mama Aurelija, tai Irgi jau toliau nutarėm, paskui- kad gal nereikia. Močiutė Kotryna buvo irgi opcija, nu tokių svarstėm daug tokių vardų. Kaip neštumas? Lengvas buvo? Man lengvas buvo, Ar tas, man kur su pasisekė. jūros lyga 3 Ne. mėnesius ir, žinai, Man buvo atvirkščiai, aš šiaip labai lengvai turiu jūros lygą ir važiuojant mane labai lengvai A. supykina, o kai buvau, nes čia iš vis nieko nebuvo. pykino. Jo, Vaistas, Neįtikėtina, nu, labai lengva. Vaistas, realiai. Labai lengvai viskas buvo, net visiškai. Nu, taip. Mes dar jo. nepilnas mėnesis iki gimdymo mes dar keliavom Mhm. Aha. po užsienį. O buvo užėję tų visokių norų, kad Artūras turėjo važiuoti ieškoti kokių tam tikrų patiekalų. Aš dabar noriu. Taip konkrečiai gal ne, aš jo nevaikiau, stengiausi, jau supratau, kad man reikės tenkintis to, kas yra, bet jis vis tiek mane palepindavo kartais jau. Jo. Šiaip tai Kažkuo labai, tai. labai lengvai viskas. Jo, nebuvo kažkokių didelių ten, aišku, paskutinį mėnesį sunkiau ir taip toliau, čia jau normalu tie dalykai, bet kad kažkokių ten ar pykinimų. Tvirta moteris. Tvirta. Gerai. O gimdymas. Dalyvavo Artūrai? Dalyvavau, bet tai, kad buvo Cezaris, tai kaip sako, Planuotas, neplanuotas. Ir tik turėjom podcastą apie Cezarį, tai dabar A. jaučiuosi, kad daug Daug žinau. žinau. Buvo planuotas dėl to, kad jinai sėdėjo, buvo sėdmeninė pirmiga ir buvo Mhm. per pavojinga gimdyti pačiai. Ir
daktarai rekomendavo cezarį, tai aš aišku rinkausi dėl to, kad reikia. Svarbiausia žiūrėti, kad jai viskas būtų gerai ir mum abiem būtų gerai. Bet planus Agata pakeitė, turėjo būti vėliau, keliom dienom, o jinai prasidėjo anksčiau. Jo, truputėlį anksčiau. Ir kaip taisyklė, aišku, savaitgalis buvo. Nebuvo nedarbo diena. Dar nedarbo diena buvo gegužės 1. Taip. Nes šiaip turėjo būti kelios dienos vėliau suplanuotas, bet kad nusprendė ateiti anksčiau. Taip. Jis sugalvojo, kad jį reikia laisvos dienos švęsti gimtadienį. Labai gerai. Darbo dieną. Puikiai diena bus gimtadienį, tikrai. Ir dar važiuosit į Siciliją vasario mėnesiais. Taip. Taip. Nu, kaip ir aš. O tas noras, būti, pavyzdžiui, nes yra kas, sako, čia ne vyro reikalas, ten, kaip sakot, gamtoje yra, kad išeina liūtė gimdyti viena. Aš šiaip tai nebuvau tas, kuris veržėsi į tą gimdymą. Kažkaip tai, jo labiau, kad kai išaiškėjo, kad Cezaris, tai nors aš dalyvau visur, iki pat ir pirmas paėmiau vaikutį, būdamas ligoninėje. O virkštelę reikia kirpti, kai būna Cezaris, jau nebūna, ne? Šitoje vietoje. Bet irgi nebūčiau veržęsis, jeigu taip reikėtų, eičiau, nėra problemos, bet kažkaip, kad man norėtųsi dalyvauti tam pačiam procese, kažkaip tam to jausmo arba to poreikio nebuvo ten nardyti su telefonu ir vienu metu daryti visus darbus. Bet kai pirmas garsas už durų išgirdau, ir taip labai greitai, aš net nebuvau pasiruošęs, kažkaip tai nuvežė, greit vienas durų, žiūriu, jau klykė kažkas tai. Galvoju, oho, koks tai pareiškimas pasauliui, štai ir aš. Tai įrašiau garsą. Telefoną, jo. O visą laiką paklausiu šitam podcast'e, jau čia beveik 100 mūsų podcast'as. Kas jums yra tėvystė apskritai? Ką jį reiškia kaip toks dalykas? Nes dar niekas man neatsakė vienodai. Atrodo, turėtų kažkaip labai paprastai pasakyti, bet kiekvienas turi skirtingą labai požiūrį į tai. Gal tu pradėk, nes tu patyręs tą tėvystę žymiai ilgiau. Aš ir manau, kad labai nėra paprasta atsakyti šitą klausimą, ypač dažnai, kada kai pabrėžė tam tikrus rūpesčius, kurie egzistuoja natūraliai auginant vaikus. Bet aš gal sakyčiau, žinot, gyvenime žmogus turi būti kažkam svarbus, tu turi kažkam rūpėti. Ir lygiai taip pat tu turi kažkuo rūpintis. Ir manyčiau, kad tai yra didžiausias dalykas ir malonumas, tai yra aišku vaikai. Priedo per vaikus kažkaip tu ir realiai įsiamžini. Nes, kaip bebūtų, ar tu ten būsi stambus verslininkas, turėsi savo prekybos centrą pardavęs, kažkas pakeis jo pavadinimą, ar tu pastatysi kažkokią gamyklą, kažkur ten jinai paskui nebedirbs, nes nebereikės to. Tai yra viskas labai svarbus, bet trumpalaikiai dalykai. O jeigu jūs turite šeimą, turite vaikus, kurie auga, kuriuose yra jūsų kraujas, kuriuose yra jūsų genai, kuriuose yra jūsų, tas auklėjimas, kurį jūs įpilate tą tuščią induką, kuris atsiranda, aš manau, kad tai yra labai prasminga ir labai stipru. Ir kartais, kaip čia pasako, dabar žiūrėk, viskas taip keičiasi. Sakau, o kas čia blogo? Tie pokyčiai yra malonu. Ką mes prarandam? Gal ten vieną kitą ilgesnį vakarą restorane, vietoj to, nes reikia vaiką maitinti. Ar ten kažkokios ten bemiegės, kažkokios naktis, kurios pasirodo ten po kelių metų. Aš jau net nežinau, užmirštu visą tai. Bet vaikai, su kuriais pabendrauji, kurie tave pasveikina tėvo ar mamos dienos proga, kurie taip pat gali tau ir rūpesčių kurti, vis tiek tai yra apie tai gyvenimas, apie tai, kam tu svarbus ir kas tau yra svarbus, kuo tu rūpinėsi ir kas tavim gali rūpintis. Jo, aš dar atsakinėjau savo šitą klausimą, nes dar labai neilgai esu mama, bet manau, kad tiesiog yra toks ir tas ir gamtos šauksmas kažkiek, jisai tiesiog gimsta tavyje ir tu supranti, kad tu negali to labai ilgai neigti ir kad norisi kažkuo, kaip Artūras sakė, turėti kuo rūpintis, nes tas rūpinamės mes iš tikrųjų dėl savęs. Nors taip atrodo, kad mes rūpinamės dėl to žmogaus, bet rūpestis pirmiausia yra mus taurinantis dalykas. Ir tai yra gražu, tai yra prasminga ir aišku, visi nori lengvo gyvenimo, bet kai jį turi, tai dažniausiai visai nesijaučia laimingi.
Tai aš manau, kad laimingas esi tada, kada tu turi prasmingą gyvenimą, o kai tu augini vaiką, tai yra, manau, didžiausia prasmė gyvenime. Viena didžiausia galbūt. Ir vaikas suteikia begalę tokių džiaugsmingų akimirkų. Mes dabar prabundam ryte, truputį gal ir neįsimiegojusi, bet vaikutis nusišypso ir ten kažką paima, padaro kažką tai. Ir mes ryte pradedam apie tai kalbėdami, džiaugdamiesi. Tai yra tiek daug malonių tokių akimirkų, kurios, wow, jų nėra neįmanoma. Čia nėra gamtoje kito būdo, kurios taip tave sužavi arba taip tave sujaudina. Nesvarbu, kas bebūtų, ką bekalbėtų žmonės, kurie tą neigia arba galbūt to nenori patirti, bet tai yra, Taip, tai atrodo, po to nerealiai kiekvienas ten tas žodis, kiekvienas sakinys, vėliau kažkokia pažiūrėjau filosofija, dar ten kažkokios, kur prasideda, viskas atrodo tiek suteikia, tai mes per gyvenimą iš ko daugiau tiek pasišypsosi. Labai geros tokios emocijos. Tokios tikros, žinai, taip tikrai, taip nuoširdžiai, ne tai, kad ten kažkas prajuokino kažkur, bet kažkoks iš vidaus tas gilus jausmas. Ir kartais būna yra kažkokių galvoj ten rūpešių ir galvoj kažkokios problemos ir susitinki su to vaiku ir tas momentas, kai jūs abu esat susitikę, jisai, nuostabus, viskas atrodo tuo metu pasidaro taip antraeilė, nebe taip svarbu ir tas momentas yra labai labai gražus ir labai kažkoks brangus ir iš tokių momentų tu po to sukuri savo kažkokią gyvenimo liniją, nežinau, iš tokių akimirkų, jinai nusišypsojo, jinai gimė, mes kažkaip gražiai praleidom, nežinau, tiesiog sėdėjom lovai, ją turėjom ir žiūrėjom ir džiaugiamės. Tokios akimirkos, jos išsitempia laikė iš tikrųjų ir jos pasidaro po to labai svarbios. Tėvystė veža, motinystė skraidina. Tai tikrai. Faktas. Aha. O kaip tėvystė, kada šiaip Artūrai pirmo vaiko esat susilaukęs, kiek metų buvo? 23, man atrodo, 24 pradžioje. O jas, jaunu. O dar po 2 antras. Paauglys dabar, sakyčiau, nežinai, dabar paauglystė kitiek. Dabar atrodo keista galbūt netgi šiaip jau. O kaip skiriasi jausmas? Kaip skiriasi tas požiūris? Tikrai skiriasi, nes, žinot, tuo metu tas gyvenimas, bėgimas, nepatirtis pagaliau, kaip sakyti, tai nereiškia, kad tu mažiau ten rūpinais ir mažiau ten rūpėjo, bet visai kita dinamika ir kitas supratimas. Su antru vaiku jau kitaip, su trečiu dar kitaip, kurią jau, sakyčiau, galbūt daugiausiai teko mano kaip tėvo to laiko ir patirties ir žinių, o dabar vėl viską žiūri labai brandžiai, žinai, ką daryti, ko nedaryti, dėl ko pergyventi, dėl ko nepergyventi. Ir tada manau, kad tas ir tikrasis auklėjimas, ką tu gali duoti. Ką aš galėjau duoti, būdamas 23-24 metų savo vaikui pradžiai. Aš pats dar auklėjausi, aš pats dar mokiausi, aš pats dar iš pasaulio, iš gyvenimo sėmiausi tas patirtis, vertybės ir tam tikras žinias. Tai sakyčiau, sutikčiau, kad dabartinis tas pasislinkimas, kad tėvai sulaukia vaikų šiek tiek vėliau tikrai yra logiškas ir teisingas. Ir manau, kad ir šeimai, ir tam pačiam vaikui yra naudingas. Tik tai svarbiausia nebijoti ryžtis to, nes aš dažnai matau šiandien ir ypatingai iš jaunesnės kartos, kurie ten kažkaip tai labai dvejoja. Dėl gyvenimo pokyčių, dėl dar kažką, tai mes iškart sutarėm, kad mūsų vaikas gyvenimo nepakeis. Aišku, jisai koreguos, be abejo darbotvarkė keisis, be abejo atsiras kitų dalykų, kurie taip pat nemažiau malonus, o gal netgi dar labiau malonesni, bet kad, mes žiūrime visą tai, kad labai natūraliai. O kaip ta visuomenė, jūs vis tiek brandesni tėvai paėmus jūsų vidurkį, ne kažkokį čia apie pasą kalbant, bet kažkaip jinai sureagavo, turėjot kažkokių, kur kažkaip, oi, čia kam čia reikėjo dabar jau. Mes turim Italijos pavyzdį, ten iš viso, kaip sakyt, ten gimsta vaikai po 40 metų. Ten sutuokėsi žmonės 35, ten 40 metų. Dabar aš jaunesnioji dukra Emilija baigė mokslus Romoje, mes buvom nuvažiavę į, taip vadinamą, tą diplomą, ar ne diplomą, bet... ir mokslai ten dar. Taip, baigė mokyklą. Tai aš pasižiūriu į aplinkas, ir matau, kad kažkaip dauguma tėvų, arba beveik visi turėtų būti vyresni už mane, arba kaip minimum mano amžiaus. Tai aš buvau pats nustebęs, bet čia yra tas iš vakarų Europoje, ypač pietų šalyse, ta tokia patirtis, o Lietuvoje mums, nežinau, kažkaip tai
Mūsų rate tai tikrai ne, aišku, visada bus komentaras, ar tu 22 susilauksi, tai kad per jaunas, kaip mano atveju 37, tai per sena, ten, žodžiu, visada galima kažką pasakyti, bet šiaip tai jautėm tik tai kažkokį palaikymą ir tokį džiaugsmą daugiausia aplinkui. Tiesiog didelis privalumas, mes beveik nieko nepirkom. Nes arba draugai, arba draugų vaikai šiuo metu turi panašaus amžiaus vaikus, tai faktiškai mes viską gavom. Mes turim kiekviename kambarė po lovytę, nes draugai padovanojo arba paskolino iki kito, sakykime, periodo. Ir tas toksai, sakyčiau, eco-friendly dalinimasis labai, labai irgi žavi. Nes tiesiog visą didžiąją dalį, ko mums reikėtų naujagimiui, mes gavom iš aplinkos. O svarbu jums tvarumo tema apskritai, pavyzdžiui, galvojant apie tai, ką vaikui pirkti, rūbai. Apsikraut daiktais, tai čia gali per sekundę ir po to, kur viską dėti ir kodėl čia reikėjo visą tai pirkti, klausimas. Ir tvarumas, ir racionalumas, nes kartais mes kalbam tik apie tvarumą, bet nuvertinam racionalumą, nes racionalumas diktuoja daugelį sprendimų ir ta tokia žiedinė ekonomika, kuri egzistuoja tarp jaunų šeimų dabar, kurie vaikus augina, manau, kad labai gerai. Ir be to vienam vaikui ten, tarkim, gultukas labai tinka, kitas iš vis nesėdi, tai tu prisipirksi ir po to pusės tų dalykų net nepanaudosi, o kai draugai paskolina, sako, va žiūrėk, pabandyk, gal tau tinka, pasilieki, netinka. Ir pavyzdžiui, vieni draugai susilaukė vaiko, mums davė ten kažkokių dalykų ir tada jau jie planuoja antrą, tai aš jau jiem vėl gražinsiu tos pačius dalykus, tai jie tada turės. Kažką gal pasavęs pridėsim, nes kažką irgi vis tiek nusipirkė, tai tas gražu, tas, sakyčiau, labai sveika. Ir sakyčiau, kažkokia prasme, ir gamtos, aplinkos požiūrį. Gal tom kompanijom, kurios gamina, nelabai patinka šitas, ką mes darom. Nu, jie galvos kažkokius sprendimus. Galvos, kad nors jo. Plus vežimėlius, pavyzdžiui, panaudotus, nupirkom vieną lietuvišką, kitą nelietuvišką, tai irgi pirkom jau iš Vintedų, irgi labai patogiai, 1-2, tai labai gerai. Nu gerai, pliusų daug brandžios tėvytės galima prigalvoti, čia psichologiškai kitaip nusiraminę tėvai jau kaip ir pasiekia dalykų, kur jau nereikia kažkur ten savęs siekiamybėm visuomenė, jau gali kaip ir finansiškai gali labiau stabiliau. O jaučiat kažkokį minusą, pavyzdžiui, brandžios tėvystės? Minusą. Nes, aš pasakysiu, ką kiti sako, žinai, energijos netiek turi. Ten, pavyzdžiui, kas man nežinau, ar tai yra iš tiesų, pavyzdžiui. Gal energijos ir mažiau, bet valios daugiau. Valios. Nes kol esi jaunas, tai aš tai tikrai neturėjau ten valios nei keltis, nei ten man viskas būdavo daug chaotiškiau, o dabar aš žinau, kad reikia, pavyzdžiui, ir tiesiog save priverti. Nors tą energiją dabar pagalvojau, žinai, jaunas gali bare ištaškyti, o dabar kažkaip ją gali, į tas vietas. Taip, aš, pavyzdžiui, suprantu, kad aš jeigu dieną nepamiegosiu, tai man jau sekančią dieną bus tikrai sunku, tai aš turiu bent truputėlį. Tai išplanuoju tos dalykus, aš manau, kad net jeigu ir mažiau tos energijos vis tiek labiausiai sužaidžia tai, kad yra valia, atsakomybė didesnė, kai esi vyresnis. Aš manau, kad energija tikrai čia jau labiau, kad esi patyrė, žinai, kad jeigu ten ir kažkokie yra dalykai, tau nebūtina iš karto šokti, tu gali tą praeiti labai racionaliai. Čia kaip profesionalus sportininkas ir pradedantysis sportininkas, jis turi, kaip sako, užbėgioti, perbėgioti, o tu gali palaukti tą momentą. Bet galbūt tik tai vienintelis dalykas, kur yra, aišku, darbotvarkės pakeitimas. Nes kai tu esi šiek tiek jau brandesnio amžiaus, tai jau turi susiformavę savo įpročius, savo darbotvarkę. Ten sekmadienį aš darau tą, ten šeštadienį šitaip, keliuosi taip. Tai ta darbotvarkė, aišku, griūna, nes jau atsiranda tas, kuris dėlioja tavo darbotvarkę. Bet jeigu tą priimi labai normaliai ir ten susistiguoji, viskas yra tvarkoj. Tai aš sakyčiau, darbotvarkės pokytis vyresniam amžiuje galbūt yra vienintelis, sakyčiau, toks iššūkis, kurį reikia suvaldyti. Aš tai sakau savo, kad tai yra etapas. Vis tiek tai keisis, ta darbotvarkė, jinai vis tiek kinta visą laiką ir jau po pusės metų mums dar kitaip bus, po metų dar kitaip. Tai prie to priprasim gal kažkaip ir po to žiūrėsim. Žiūrėsit ir čia kažkaip pagalvojat, ar tiek ir užtenka, pavyzdžiui? Ar čia vėl mes kažkaip jaučiamės? Jo, tiek užtenka. Kol kas taip jaučiamės. Tai aišku, dar ta pati pradžia. Taip. Po to, kai pasilgsi tos šypsenos ryte, tos nevalingos ir vėl sakys, gal, ne? Ar tu kaip jau ir, 4 vaikai? Jau. Yra anūkus, jeigu ateina. O čia yra kažkaip jau gal perspektyvos? Dar
Bent jau nesuinformuotas. Aha. O koks Artūras tėtis yra? Labai geras, labai fainas. Jisai atsipalaidavęs tėtis, jisai žaismingas tėtis, nes aš dar, man viskas taip nauja, aš dėl kažko kartais pergyvenu daug labiau negu jisai sako, baig, tu čia viskas bus gerai ir nes jisai turi patirties, žino ir tas man labai padeda beje, nes aš pati tai gal ir ten pastresuočiau, o apžiūrius tai pramireaguoja, tai reiškia viskas gerai. O ką norėtumėt savo vaikams, įskiepinti? Vat, kad užaugęs jis turėtų, kaip sakėm, kažką tėvai palieka tam auklėjime ir kad neštų toliau. Aš tai norėčiau, aš iškart galvojau, dar kai buvau, dar laukiausi tik tai jos, aš galvojau, tu ateini į labai labai sudėtingą pasaulį, bet labai gerą aplinką. Man taip atrodo, mes pas mus tikrai yra ir aplinkos žmonės mūsų fantastiški ir mes labai ją mylim ir stengiamės viską ir noriu, kad jinai negalvotų, kad viskas yra savaime suprantama. Ir kad viską ką jinai turės, kad tai yra savaime. Aš norėčiau, kad jinai turėtų kažkokį tvirtą pagrindą po kojom ir suprastų, kad dalykai gyvenime yra kartais sunkiai ir uždirbami ir sunkiai pasiekiami ir kad nėra viskas savaime. Ta aš norėčiau. Nes šiais laikais tokie išpindėję vaikai, aš pasakysiu, ir va tas yra, kiek pas mus ateina ir sako, aš nežinau, nei padėko, nieko jie nejaučia, atrodo, kad viskas kaip, čia taip turi būti, čia aš žinai, ir jokių kažkokių pastangų nededa ir galvoju, ir ten nuveža ir sako, nei jiems čia dabar tas delfinariumas patinka, nes čia savaime suprantama, YouTube mačiau daugiau. Tai va labai labai gražus šitas dalykas, nes aš manau, kad šiuolaikinė jaunimui to labai trūksta, to suvokimo, kad viskas nėra šiaip duota arba kad jis taip gaunama lengvai. Ir ne visi tą turi ir kad tu turi suprasti, kad jo tau labai pasisekė, bet yra žmonių, kurie to negali savo leisti turėti ir kad reikia tą žinoti. Tiesiog žinoti tą kaip santykį, kaip balansą gyvenime kažkokį. Aš taip irgi sakyčiau, kad esu kaip ir griežto auklėjimo šalininkas, su labai aiškiom ribom, kas galima, kas negalima, ko reikia, ko nereikia, kas yra pareiga, kas yra atsakomybė. Tai tas visą laiką, sakyčiau, man atrodo, yra svarbu vaikui duoti ir kad vaikas tą suprastų. Ir aišku, iš tikrųjų, čia tie teiginiai, kurios kartais irgi per praktiką supranti, kad tėvų meilė yra besąlygiška vaikams. Ir tą vaikai turi žinoti, bet lygiai taip pat ir vaikai turi žinoti, kad tėvai tikisi teigiamo atsakymo į tai, kad tėvų besąlygiška meilė netaps jiems kažkokiu skausmu. Tai sakyčiau, aišku, auklėjimas bendrai sudėtingas dalykas, bet man kažkaip tai netrodo, kad jisai, kartais šiandien per daug galbūt sumistifikuotas arba apipintas vairiausiai, sakykime, tokiais teiginiais, moksliniais elementais ir panašiai, bet jeigu tu natūraliai sieki, kad tavo vaikai būtų tokie, kokie turi būti kiekvienas normalus žmogus šiame pasaulyje, tai manau, kad tas yra įmanoma. Ir aišku, tėvų atsakomybė tikrai didelė. Ir jeigu šiandien mes turim santykius tarp vaikų arba ten tėvų, kurie šiek tiek yra pabiurę, sakykime, arba sugedę, tai aš sakyčiau vis dėlto atsakomybė pirmiausia, kažkur tėvai kažko nepadarė. Ir čia neturi ką kaltinti tada. Kaip sakant, tu gavai, Dievas davė tuščią indą, ką tu įpilsi, tai čia jau mūsų atsakomybė. Aišku, mokykla be abejonės, švietimas, aplinka, bendravimas su vaikais, buvimas kartu su vaikais yra svarbus labai. Kas jauname amžiuje gal net būna sunkiau dėl daugelio priežasčių suprantamų, vyresnėme gal šiek tiek kaip tik atvirkščiai, tu daugiau supranti, ko to reikia. Bet aš taip sakyčiau, jeigu tėvai skiria dėmesį vaikams ir yra tvirti savo reikalavimais ir savo tikslais, visą laiką užaugs geri žmonės. O darytumėt kažką kitaip, auklėjot savo vaikus, dabar su mergaite, tu turėsit kažką kitaip, kur mato dabar jau, kad biškitoj tauriai yra kažkokių gal netų spalvų, kurių norėjosi ir norėtųsi kitaip. Gyvenime būna momentai, kad kažkaip galvoju, palauk, kodėl tu taip darai, arba kodėl jūs taip darot, kodėl tu kažkaip netaip pasielgiai ir tada galvoju, ką aš čia blogai padariau, dabar tikrai turėsi galimybę ištaisyti. Bet tas praeina ir pagalvoju, aš turiu puikius vaikus.
savarankiškus, gerai mokėsi, jokių problemų man su jais nėra buvę. Tai to pačio tikimės, kad ir bus su Agata. Savarankiški žmonės, turi kritinį matymą. Aišku, aš labai daug matau, ko reikia, kalbant apie švietimo sistemą, nes galiu lyginti švietimo sistemas tiek Lietuvos, tiek kitų valstybių. Aišku, mes turim daug problemų švietimo sistemai. Ypač pirmiausia, kad nėra to normalaus kritinio ugdymo vaikui. Ir aš labai pastebėjau tą, nes čia buvo periodas, kada dukra Emilija turėjo keisti mokyklas dėl vienokio ir kitokių priežasčių. Ir aš pamačiau, kada pasirinkti skirtingą ugdymo programą, ne mokytoją. Svarbu rinktis ugdymo programą. Ir čia tėvams labai patarimas, eini į mokyklą, tai šiandien mūsų mokyklose viešosiuose savivaldybės arba valstybės jums kiekvienas mokytojas gali dėstyti pagal savo pasirinkimą į skirtingų vadovėlių. Nueisite į kitą mokyklą, kuri deklaruoja iš karto metodą arba ugdymo programą, jūs gausite sisteminį požiūrį į vaiko auklėjimą. Ir čia yra labai, labai svarbus dalykai, kurie suformuoja labai daug dalykų į ateitį, sakykime. Aišku, ir šiandien dabar ta patirtis, nors daug kur pats save turiu kaltinti, nes kai buvau meras, nepagalvojau, Vilnius daugelį atvejų dar yra daug kur nepritaikytas tikrai vaikų auginimui. Ypač kai dabar važiuoji su vežimėliu, tau reikia nuo šaligatvio nuvažiuoti, tau reikia laiptus apvažiuoti. Kaip tik vakar išmetė, atsiprašau, Facebook'e nuotrauką, kai aš su vežimu lipu laiptais ir čia prieš 4 metus kažkur prie Vingio. Lygiai tas pats. Lygiai tas pats. Ir aš nustebęs, kaip sakykime, iš tikrųjų mieste nepagalvota. Čia aišku, ir akmuo, ir mano daržą, gal tuo metu tiesiog nebuvo prioritetuose arba aš nepagalvojau tuo metu, sakykime, nes buvo kiti prioritetai, bet tikrai Vilniuje labai reikia pasistengti, kad jis būtų patrauklus ir tinkamas auginti vaikus, ypač jaunom šeimoms. Ir čia miestas privalo tą padaryti, nes mums reikia naujų vaikų, mums reikia didesnio gimstamumo. Net žmonių požiūrį, sakyčiau, mes turim galimybę palyginti Italijos ir Lietuvos. Tai kai buvo Augusta neščia, mes kažkur ten nueinam, nuvažiuojam, tai ten, žinokit, kaip karalienė iš karto žmonės skiriasi, kviečia, vaišina, džiaugiasi visi, nori paliesti pilvuką, palinkėti gatvėje tiesiog paprastai. O Lietuvoje mes pastebėjom, kad šiek tiek požiūris į besilaukiančią mamą vos ne kaip šiek tokia ligonė. Kad neliktai vos kažkokia serganti, kažkas šiandien nepatogu, žmonės nusuka žvilgsnį, stengiasi galbūt nematyti arba dar kažką. Nesugeba užpakalio pakelt stotelį, kai jinai laukia, atrodo, kur tu žiūrėk, kokie paaugliai, aš jos pardavau, sakau, ką jūs daro, kas yra, žinai, sakau, pasižiūrėk, nu tai čia jos problema, čia ne problema, čia yra pilietis, kuris bus. Turim daug ką, kaip sakant, truputėlį pamodifikuoti, nes iš tikrųjų auginti vaikus tai nėra pasiaukojimas, kaip kažkas sako, tai yra aukojimasis, nes tai yra labai du skirtingi žodžiai. Pasiaukoti, jeigu pasiaukoji, vadinasi, darai to, ko tu nenori, bet tu priverstas. O kad tu to aukojasi, vadinasi, tu darai iš širdies ir iš vidaus. Tai vaikų auginimas yra aukojimasis, bet mes turim visą aplinką padėti. Miestas turi būti pritaikytas. Aišku, tikrai socialinės rūpybos tarnybos veikia neblogai, jis veikia, sakykime, daug kas yra tikrai Lietuvoje labai gerai, lyginant su kitomis šalimis, bet ir mes pati visuomenė turim skatinti ir džiaugtis. Wow, gimė vaikas, džiaukitės atvirai, laukitės, džiaukitės atvirai ir mes visi turim visą tai palaikyti. Labai gražu būtų. Dabar kaip tikras meras nuskambėjo, žinai, aš kaip ir atsimenu iš visų. O koks, čia jau į pabaigą, koks šiaip Artūras yra, kokio nemato žmonės, arba gal turi kažkokį dalyką, kurį galėtumėt pasakyti, kur nieks nežino apie jį? Kur nieks nežino apie jį. Jisai kartais labai gražias dainelės dainuoja. Dainuoja. Baubiuk. Savo kurtas? Ne, liaudiškas. Aš improvizuoju. Jis improvizuoja, bet man labai patinka, nes man iš karto gera nuotaika. Bet čia dainavimą negalima to vadinti, yra toksai. Man labai iš karto gera nuotaika. Ne, jisai visada yra geros nuotaikos, visada žaismingas, jisai visai mane mėgsta paerzinti švelniai ir maloniai ir tokio daug žaidimo namuose, jisai iš tikrųjų nėra, žinot, kaip būna kartais ir labai rimti žmonės, tai jisai nėra toks ir man tas labai labai patinka. Daug gerai, žaismė. O turit po vieną dalykėlį, kurį norėtumėt, kad kiekvienas pakeistų? Pakeistų. Pavyzdžiui, aš žinau, ką jisai nori apie mane. Galiu daugiau išvardyti, jeigu vieną. Vieną užtenka. Jokauju.
Šiaip tai mes labai, ir čia aišku, aš ir savo vaikams, ir šiaip bendrai jauniems žmonėms galim labai daug ką patarti. Na, niekada tu turi, būdamas namuose, nesitikėti kažkas, kad už tave kažką padarys, sakykime. Ir tu turi labai taip ergonomiškai tą gyvenimą sutvarkyti, kad tai taptų tiesiog rutina arba mechaninis veiksmas, kuris negriauna buities. Tai šitoje vietoje aš bent jau, ką stengiuosi visą laiką, kad jau jeigu aš niekada, ir vaikus taip auklėjau, nepalik lėkščių kriauklę. Negalima. Atėjai prie kriauklės, pavalgęs, lėkštė turi būti indaplovai. Jeigu nėra, podelis 30 sekundžių išplauni. Aš visą laiką išplaunu podelį pats. Ir tada viskas pas mus tvarkinga, virtuvė gražiai, švaru ir niekas turi jaustis, blemba, pridėjo čia kalną tų indų, dabar aš turiu viską vėl sudėti, o galėjau įdėti. Tai va, tas toksai paslaugumas, kurį tu įsiugdai kaip elementarų mechaninį veiksmą, išsprendžia labai aiškiai daug nesutarimų. Ir aišku, mes Augusta turim apsitarimą, kad jeigu kažkas man nepatinka arba jai nepatinka, tai pasako. Draug nepriekaištauja, negalima priekaištauti šeimoje. Tai tu ten kažkaip ten. Ir pasakom iš karto, o ne po metų arba... Bet paprašom, ar aš galiu paprašyti? Ar tau nebūtų sunku? Mainais kažką kitą galiu, gal tau kažkas netinka. Ką paprašėt paskutinį kartą? Jisai manęs paprašė, kad aš stiklinę nedėliočiau namuose stiklinę. Ta, kur prie virtuvės stovi. Mane iš tikrųjų labai troškina. Aš ir visą laiką tą turiu vieną. Jo, ir aš visą laiką pasiemu vieną ir nusinešu kitą kambarį, po to jos dažniausiai negrąžinu. Kiekvienam kampe stiklinė. Nu taip, jau. Stiklinė. Tai jis manęs paprašė, aš šitą atkreipiu dėmesį. Normalu, mes esame du skirtingi žmonės ir bandom gyventi vienuose namuose. Mes turim kažkaip atsižvelgti vienas kitą ir tai aš tai skaitau, kad tai yra must, tai yra privaloma, yra normalu ir aš jo paprašau kažką, tai ką aš čia paprašiau? Neatsimenu. Jis kažką paprašysiu, kas sakau, taip, okei. Jo, bet tokios smulkmenos ir iš tikrųjų... Bet tos smulkmenos kartais gadina gyvenimą, todėl nereikia bijoti kalbėti apie jas, bet nepriekaištauti, neburbėti. Čia aš, tarp kitko, važiavau per vieną radiją, girdėjau, vyro diena buvo kažkaip tai ir moteris skundėsi savo vyrais. Bet su meilė, sakė, vis tiek tai yra mano geriausias, bet nuo jo ten, sakykime... Taip, aš dar irgi su tam važiavau. Mes kaip ir važiavam, kad ten kalba, kad ten vyras nepasikabina ten drabužį, arba numeta koinės ir sako, jau 15 metų aš bandau pakeisti. Man tai nesuprantama. Va čia, žinokit, aš turiu tokią kėdę, ir aš ant Bairio Instagram'e įdėjau, sakau, mano žmona sakė, kad šita kėdė bus laukia, kaip mane išauklėt nori. Man reikia tos kėdės, arba stalčiaus. Ir aš tiesiog Instagram'e pasidaliau, kaip yra. Aš tūkstančių sulaukiu žinučių su žmonėm, kurie turi va čia, jie skaito tai didelė problema, kur jau nesugeba niekaip išspręsti, nes jis visą laiką ant kėdės arba ant laiptų turėklo arba ant tos ir čia yra didelė problema pasirodo. Ir kaip tokį spręsti? Turi tokią kėdutę? Ne. Šiaip, aišku, svarbu gyvenime, kaip tu savo buitį organizuoji. Aš toksai, sakyčiau, gal pedantas netiktų žodis, bet... Artito. Bet man labai svarbu, kad būtų viskas labai ergonomiškai teisingai sudėliota. Ten pakabinita, padėdita sistema, visi patenkinti, visi žino, nors aš, pavyzdžiui, nežinau mūsų prieskonių ir ten visokių kruopų, beveik nežinau, nes aš kažkaip pasitraukiau iš tos temos, tai man kartais reikia surasti, aš jau turiu ieškoti šiaip jau. Bet kad būtų viskas labai sistemiškai tvarkinga, patogu, ir man, kad, pavyzdžiui, kažkas sakytų, kad man negalima, kad aš numetu koinės 15 metų ir ten visą laiką nenunešu, neįmetu į skalbimo krepšį, man nesuprantamas toks dalykas, kaip taip galima būti. Jeigu tai jo labiau erzina tavo žmona arba tavo artimiausias žmogus. Reiktų tą įprotį pakeisti? Tai yra paprasta labai. Nebent yra čia kažkoks labai fan, kažkoks toksai dalykas, bet čia... Visko ir mums pasitaiko. Būna ar vakare grįžti pavargęs ir ten numeti kažką ir taip toliau, bet atryte atsikeli. Nereikia žodžiuoti mums, batukus palieki numetus. Aš kartais palieku jo. Aš turiu tą įprotį, kad aukštakulnius pavargus ateinu ir numetu kur nors. Bet aš ryte susitvarkau. Ir tai yra malonu? Ir tai malonu, bet ne, tai yra malonu, normalu. Nes tai vyksta vieną kartą pusę metų. Jo, bet aš tą truputėlį tą pasakau, arba, pavyzdžiui, mano vaikai ateina kartais, jie numeta batus tiesiog koridoriuje prie durų. Tai aš jas paimu paslėpiu. Jis vieną kartą paslėpė. Ir jie išeina, nori išeiti, batų nėra. Tai kur padėjot? Ten, kur turi būti, reikia ieškoti. Tai va tie tokie auklėjimai, bet jie turi būti su malonumu daromi, ne per kažkokią ten taip.
Tai jėga ir tada viskas yra just fine. Priedo, aišku, norisi visą laiką kažko daugiau padaryti. Augusta labai rūpestinga, ne tik tai, kaip manim rūpinas, aš galvoju, taip gyvenime negali būti. Taip nebūna, tai yra galbūt kažkur tai. Jis labai rūpestinga ir mama, ir žmona. Bet ir aišku, lygiai taip pat ir aš turiu toks pats būti, nes kaip be būtų, Jis toks ir yra. mes vienas kitą turim. Tai reikia dirbti, ne? Šiaip, nereikia įsivaizduoti, kad viskas eina savaime ir šeimoje, Gal poroje. kažkokie dalykai ir eina Tai savaime. yra žiauriai malonus darbas, kai jį padarai Jo. tokiu maloniu. Ir kaip sakyt, kai nustebinti, pavyzdžiui, aš noriu nustebinti ją, jinai mane nori nustebinti. Ir čia yra, reikia pagalvoti, kaip nustebinti. Bet va, tie dalykai, smulkmenos kažkokios, dar kažkokie dalykai visą laiką yra. Bet va, jūsų palinkėjimas, kaip va, žiūri dabar, sako, Mamba, kaip čia viskas gražiai, jie čia stebina viens kitą, žiūrėk, batukus padeda. Ką reikia skaityti, eiti šeimos terapijas bendras? Jeigu kažkur jau matai, kad... Reikia daryti. Jeigu yra problemų, reikia jas spręsti. Nereikia jų slėpti ir nereikia apsimesti, kad jų nėra. Aš manau, kad tas labai... Skaityti reikia ir Augusta iš tikrųjų mane patį atvedė labai daug, kur aš galbūt taip iš gyvenimiškos patirties esu tos rėmose, iš bendro tokio supratimo ir savo įsitikinimų. Daug kur man davė tokio metodologinio pagrindimo ir patvirtinimo tai, kas galbūt ir taip buvo, kaip ir viduje, kaip ir jausmas, tai reikia. O šiaip kartais, aš irgi kartais girdžiu tokias problemas, man net kartais būna mintis, klausykit, ateikit pas mus, mes jūs priimsim į šeimą ten kokiom 3-4 dienom. Projektas galėtų būti. Kaip sako, bet jūsų nėra. Jūs, kaip sako, kamputėje, ne kamputėje, taip sako, mes elgiamės ir gyvenam taip, kaip mes gyvenam, mes nesiruošiam vaidinti ir mes norim parodyti, kaip gali būti kitaip. Ir manau, kad tai jo tokie, kartais tokie realūs pavyzdžiai keičia labai stipriai. Nes pavyzdys keičia realiai žmonės. Net paskaitai knygą, nepaskaitai knygą, prie to, jeigu santykiai yra kažkokie truputį sukaulėję, tai tada tik tai pavyzdys, žiūrėkit, viską galima paprastai spręsti. Ir mes turėjom tokį neperseniausiai, gal čia prieš metus, tokį vieną su draugais buvom vienoj atostogavom, arba tiksliau sakant, neatostogavom, bet savaitgalis, ir buvo mikrokonfliktas. Tarp draugų buvo. Tarp draugų, žinai. Aš matau iš jaunesni žmonės, irgi neperseniausiai susituokę, ir aš matau problemas labai aiškiai. Ir aš sakau, aš galiu įsikišti, aš galiu čia truputį, ir mes dviese su Augusta truputį įsikišom, sudėliojom, padiskutavom, tada, aišku, klausimas, tai kas iš mūsų neteisus? Sakau, galiu pasakyti, tai galiu. Sakau, pavyzdžiui, tu neteisi. Kodėl? Sakau, net jeigu turi teisi, sakau, bet tu paim, pabučiuok, apkabink vyrą, pasakyk, aš tave myliu, ir tu pamatysi, tu gausi 5 kartus atgal daugiau, negu būdama pozicijoje, kai tu bandai savo nepasitenkinimų vyrą priversti kažką pakeisti. Ir pasakyk, ko tu nori. Ir tas įvyko prie mūsų. Tai buvo, kaip sakant, jau toksai nemaloni situacija, po to fantastika buvo. Viskas gražu. Tai kartais ir aš ir moteriams, ir merginoms sakau, kartais pasakykit myliu, apkabinkit ir paprašykit. Nereikalaukit, nepriekaištaukit. Nesakykit, va, kiti daro geriau, tiesiog paprašykit ir apkabinkit. Ir vyrai grąžins 5 kartus daugiau, negu jūs galite tikėtis. Ir daug problemų išsispręs. Žiūrit? Taip. Žiūrit, matot? Labai gerai. Va čia turėsim iškarpą Rilsui. Ir taip pačiai pabaigėliai tada tokį paleiskim. Kaip žinot, tiki dalykais, tai ir paleistos mintis realizuojasi, svajonės, ne, kaip ten sako, svajok atsargiai, nes svajonės pildosi. Turit kažkokį, zuokų, ką norėtumėt? Ar dar pasiekt turėt, ar kažkokį, gerai, ateinančiams metams, šiems metams? Ar viskas tiesiog labai dabar yra ir nieko nereikia? Jau turi svajonę, yra. Aš tai nežinau, aš noriu tik tai padėkoti, kad mums viskas yra gerai, kad mes sveiki, kad mūsų artimieji sveiki, kad mūsų mergaitė gražiai auga. Tai kad taip ir būtų, aš noriu, kad taip ir būtų, kad ir viskas būtų gerai, kad su visais sunkumais, kurie mums iškils, kad mes turėtumėm jėgų susidoroti. Tai aš šito labai norėčiau. Ir iš tikrųjų gal kažkaip senai aš jau sakau, kad svajonių kaip ir neturiu, gal čia kažkiek šiek tiek problema.
turi planus kažkokius, kuriuos įgyvendini, turi kažkokius tikslus, kuriuos įgyvendini. Ir šiandien ta svajonė tokia tampa, nu, tokia labai tokia didelė ir abstrakti. Ir Augusta gal labai gerai ir pasakė, kad viskas yra gerai. Aišku, yra tų rūpesčių, Jėzau Marija, taip tai kartais net, kad netrodytų, kad čia viskas yra tų rūpesčių, yra tų atsakomybių, bet mes džiaugiamės gyvenimu ir manau, kad tie, kurie šalia yra mūsų ir vaikai, jie taip pat jaučiasi, kad mes džiaugiamės jais, džiaugiamės gyvenimu ir norime to bendravimo, draugavimo ir to, sakykime, buvimo kokybiško kartu kuo daugiau. Ir aišku, čia jau turiu planų, kaip tą padaryti, jau supratau, ką reiškia, kad kaip būti gerus, nes tiek vaikai kažkada turės anūkų, ką reiškia būti ir gerų senelių, jau viskas suplanuota. Tai ačiū labai Jums, kad atnešė to džiaugsmo, nu tikrai taip džiaugsminga ir atrodo taip paprasta, čia kaip kalbėjom apie atlikėjus, atrodo taip paprasta, dainuoja, sekasi, groja puikiai taip. Ir jūs žiūrint, atrodo, tėvystė, taip paprasta. Tėvystė veža, motinystė skraidina. Ir dar svarbu, į ką tu dėmesį kreipi, kur tavo dėmesys, man viena draugė pasakė, kur tavo dėmesys, ten augimas. Jeigu mes koncentruojamės į fainus dalykus ir juos palaikom ir juos auginam ir juos laistom, prižiūrim ir mylim, tai jie tikiu, kad jie ir augs ir jie didės. Ir pas ramius tėvus, ramus vaikai, nes dabar jūsų vaikas tiesiog laukia, išbuvo, nei klikt. Ir keista, kad net nešia dar jo. Reikia žiūrėti. Gavosi, sakiau, valandėlę, gavosi beveik pusantros ir žiūrėkit, laikas maitint. Taip. Tai labai ačiū dar kartą, ačiū žiūrovai, kad žiūrėjot. Jeigu žiūrit YouTube'ai, nepamirškit susiprenumeruot, laiką paspaust, žodžiu. Ir jeigu žiūrit kažkur kitur, pasidalinkit, papasakot kitiems, nes čia buvo kas įkvėptų. Ir labai gera ta frazė, žinokit, nepušinkit tų vyrų, paprašykit, apsikabinkit, pasakykit, kad myliu ir vyras. Ir pasaulis pasikeis. Ir mylėkim ir mylėkitės, nes tų vaikų vis dar mums trūksta, ne? Nors šiais laikais jau kažkaip žiūriu vis daugiau tėvų, aš jau susitikiu, kad 4 vaikus, 3 kažkas turi, žinai, mes judam link to, kad mūsų didėtų. Tai ačiū dar kartą. Ačiū Jums. Dėkui. Sudirgusi oda sauskelnių srityje tai daugiau nei diskomfortas. Ji atima iš vaikučio džiaugsmą, bet Realizema Baby Care ir Realizema Spray & Go ramina odą bei apsaugo nuo paraudimo ir deginimo pojūčio. Grąžinkite mažylių juoką su Realizema.